AMMA, Mic-Mac ar tik. Nežinai, kurį pirmą reikėtų įsigyti. Viskas gerai, šiandieną papasakosiu šiuo aparatu pliusus ir minusus ir galbūt tai tau padės įsirinkti savo aparatą. O video gale išrinksime konkurso nugalėtoją. Tad žiūrėkite iki galo. Na tai sveiki visi. Su jumis sveikinuosi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną ketinu pristatyti jums 3 pagrindinius suvirinimo būdus. Paminėsiu jų pliusus, minusus, kam jie naudojami ir kokius metalus galėsite virinti. Ir tikiuosi, kad tai padės jums įsirinkti jums tinkamą suvirinimo aparatą. Na ir žinoma, video gale, kaip ir minėjau, turėsime mūsų konkursų laimėtojų paskelbimą. Tai žiūrėkite video iki galo ir pirmas aparatas, kurį aptarsime, yra AMMA. Keliaukime tai ir padaryti. Gerai, tai pradėkime tikriausiai nuo pačio lengviausio suvirinimo būdo, tai suvirinimas glaistytais elektrodais. Ką su juo galime virinti? Su juo galima virinti juodus plienus, o su tinkamais elektrodais galima virinti ir nerudinti plieną, o netgi ir kietų. Gerai, tai pašnekėkime, kam yra skirtas šis suvirinimo būdas, kokie yra jo pliusai bei minusai. Tai pats suvirinimo būdas yra skirtas darbui lauke, prie statybų, remonto atlikinė darbus. Pavadinkim taip, kad ten, kur nėra idealių sąlygų. Jo pliusai yra tokie, kad mums nereikia turėti kažkokių atskirų dujų, mums užtenka elektrodo, kuris ir duoda mūsų suvirinimo siūlės apsaugą. Tai va, būtent glaistas, kuris yra ant mūsų suvirinimo strypelio, mums ir apsaugo mūsų suvirinimo siūlę. Kitas šio aparato pliusas, tikriausiai ganėtinai dažnai būna esminis, tai yra jo kaina ir kaip pigiai su juo galima pradėti startuoti virinti. Tai pats aparatas į savęs yra tikrai ganėtinai nebrangus, jums užtenka aparato, geresnių elektrodų ir jau galite keliauti dirbti. Vėlgi, nėra tik pliusų, yra ir minusai. Tai šio aparato minusas yra toks, kad suvirimo metu mes turime labai daug kenksmingų dujų, dūmų, tai reikėtų atsižvelgti tai, naudoti respiratorius ar kitas apsauginės priemonės. Bei kitas minusas yra tas, kad po kiekvieno suvirimo mes turim šlaku padengtą siūlę. Ir šlaką reikėtų kas kartą baigus suvirinti įsivalyti. Tai gal nėra labai didelis darbas, bet tai irgi užtrunka laiko. Tai reikėtų atsižvelgti, kad suvirini siūlę ir kas kartą nusivalai šlaką. O dabar keliaukime prie sekančio mūsų suvirinimo būdo į Mic-Mac. Antrasis būdas, kurį pristatysiu, yra Mic-Mac. Ir čia mes jau turime automatiškai paduodamą vielą bei suvirinimo dujas. Pats aparatas gali virinti juodą ir nerudinti plieną, bei su papildoma įranga galima virinti net ir aliuminį. Gerai, tai kam yra skirtas šis suvirinimo būdas, kokie jo yra pliusai ir minusai. Tai skirtas, sakyčiau, jisai yra automobiliam, garažam, pramoniai, ten, kur lengvai ir greitai reikia užtraukti mūsų siūlę. Šio aparato pliusai, tai vėlgi, kaip ir minėjau, greitis bei paprastumas ir lengvumas išmokti su juo virinti. Kadangi tikrai pats būdas nereikalauja daug įgūdžių, pasijungia dujas, pasijungiat aparatą, spaudžiat mygtuką ir jūsų siūlė yra suvirinama. Šio aparato minusai, dėja, bet čia jau turime dujas, tai lauke jau bus kiek sunkiau, o kartais neįmanoma virinti, kadangi vėjas gali užpūsti mūsų apsauginės dujas, kieno pasakoje mūsų siūlė gausis išdegusi, juoda, negraži. Ir antras minusas yra jo kaina. Tai yra, už AMMA, jeigu AMMA mes galime pradėti virinti nuo 50 € pliusą už aparatą, šio aparato kainos prasideda nuo 150–200 €. Tai truputėlį brangesnis būdas, vėlgi reikėtų įskaičiuoti ir dujas, bei reduktorių ir kitas pridėtinės medžiagas. O dabar jau baigime su Mic-Mac, keliaukime prie sekančio mūsų suvirinimo būdo. Na ir paskutinis suvirinimo būdas, apie kurį šiandieną šnekėsime, yra TIGas. Ir čia jau mes turime aukštą kokybę ir tikslumą. Tai yra
suvirimo būdas, su kuriuo jūs galėsite virinti juodą ir nerūdijantį plieną, aliuminį bei kitus spalvotus metalus. Titanas, bronza, varis, tikriausiai viską, ko gali prireikti. O dabar keliaukime pažiūrėti, kam jisai yra skirtas ir kokie yra jo pliusai bei minusai. Tai kam yra skirtas tik suvirimo procesas? Tai šis būdas yra skirtas tenai, kur mums reikia labai aukštos precizikos, kur turim turėti pilną suvirimo kontrolę, bei tenai, kur sulės išvaizda yra tiek pat svarbi, kiek ir sulės stiprumas. Tai šio aparato pliusai būtent tokie yra, tai turim labai gražią siūlę, turim labai gerą lanko kontrolę, kadangi kiekvieną lanko dalį galime sustatyti atskirai, bei galim virinti spalvotus metalus, tokius kaip aliuminis, titanas ar visi kiti. Ir šio aparato minusai, tai vėlgi turim dujas, tai jau lauke sunkiau su jo pavirinti, kadangi pats lankas yra truputėlį gal jautresnis netgi už Migmago. Kitas minusas, tai yra vienas iš brangiausių suvirinimo aparatų. Tai tikrai žymiai brangesnis už MMA ar Migmagą. Na ir paskutinis minusas, tikriausiai svarbiausias naujokam, tai yra vienas iš sunkiausiai išmokstamų virinti suvirinimo būdų. Tai būtent tiek apie šį tik suvirimo procesą, o dabar keliaukime prie mūsų apibendrinimo bei linksmosios šio video dalies mūsų konkurso. Tai apibendrinimui labai trumpai. MMA suvirimo aparatą renkamės tada, kai reikia universalumo, paprastumo, virinam lauke, statybose, atliekam remonto darbus, puikiai tinka. Migmagas, kai reikia greičio ir paprastumo, tai garažas, automobilis, kažkokios konstrukcijytės, viskas idealiai tinka, galite imti ir važiuoti. Ir tigas, kada reikalinga kokybė bei precizika, kada reikia virinti spalvotus metalus, aliuminį, bronzą, titaną, tigas puikiai su to susitvarko. O dabar keliaukime prie linksmosios dalies, tai mūsų konkursas. Tai atėjome prie linksmiausios šio video dalies, mūsų konkursas. Tai nieko nelaukiam, pasidalinu kažkur čia savo ekraną, viską jau susivedžiau, žiūrime, kas pirmasis laimės mūsų pulsinį MMA suvirinimo aparatą. Ir tas laimingasis yra Mantas Media. Tai Mantai Media, tavo komentaras tik 10, super turinys, sėkmės ir motyvacijos tau, spaudžiam letiną. Tikiuosi paspausiu letiną gyvai tau, kai ateisi atsimti savo prizo. Susisiek su manimi elektroniniu paštu, jį rasi po kiekvieno mano video description'e arba mano YouTube kanalo description'e. O smagu, kad laimėjai, sveikinu tave. O dabar žiūrime, kas laimėjo suvirimo skydelį. Tai laimingasis yra Jurijus Gromakovas. Jurijau, kad taip ištariau, bet taip pat ir sveikinu tave, laimėjus suvirimo skydelį, susisiek su manimi. Ir trečiasis mūsų laimėtojas is Music 5944. Tai sveikinu tave, tavo komentaras tik 10, tau tik ką tu uždirbo suvirimo skydelį. Tai visų trijų paprašysiu su manim susisiekti elektroniniu paštu, papasakosiu, kaip ir kur galite atsimti suvirimo jūsų prizus. O dabar tikriausiai padėkosiu visiems, kas žiūrėjo šitą video, kas dalyvavote konkurse. Labai smagu yra pralošti šias dovanas jums. Čia gal sustabdysiu jau galima. Tai tikrai labai smagu pralošti šitas dovanas jums. Ir kas nelaimėjot, nenusiminkit, ateityje tikrai turėsim ir dar daugiau konkursų. Turiu mintį daryti drift traiką. Tai žinau, tikrai daug kas įdarė, bet tai yra mano jau labai sena svajonė, kurią tikrai ketinu išpildyti. Tai galbūt pralošim jį. Galbūt pralošim 10 laimingųjų, tiesiog atvažiuosit pas mus, turim didelį aikštelę ir galėsim jį sudraskyti velniop. Tai tikrai labai džiaugiuosi galėdamas padovanoti jums šias dovanas. Padėkosiu dar kartą, kad žiūrite mano video.
paprašysiu subscribinti mano kanalą, kadangi būtent tą progą ir buvo šitas konkursas. Ir tiek. Tai ačiū ir iki kitų kartų. Viso.